Dabar yra 4 ryto, einu savo gatve, nes nei vieno nėra laisvo bolto, kuris galėtų mane pavežti iki oro uosto. Tai dabar einu pėsčiom į Bolt Drive. 100% boltas. Tai kuris buvo, kai man reikėjo. Ten dar vienas žmogus eina. Realiai mes esam 2 visam mieste, kurie dabar laukia eina. Nėra labai jauku. Opa. Tyliau biški, rytas. Varau šiandien į San Franciską į naują Samsung telefono pristatymą. Renginį Samsung Unpacked. Šiaip žiauriai excited. Visą laik norėjau nuvaryti kažkada į tokį didžiulį technologijų renginį. O čia dar Samsungo ir jisai vyksta Amerikoje, San Franciske. Tai šius insane. Varau vienas. Bent jau iš savo artimų pažįstamų. Dabar su Boltu lenktyniaujam gatvėje tiesiog. Ačiū, kad mane pavežė seniukas. Gal tiesiog jį išsikvies dabar? Gal dar ir maloniau pačiam buvo važiuoti. Nu ką, 18 valandų ir būsim vietą. Tai va, Tuliko review. Fainai. Čia pasirodo žaidimus gali žaisti su visais kitais. Tai dabar žaisim visi letter mix. Čia reiks žodžius, man atrodo, dėlioti. Čia jau kylam, čia dėliojam žodžius. Čia va mūsų visa komanda. Mes kaip Secret Service su tokiu Cadillacu. Hell yeah! Taip būčiau skridęs galėjom ir 13 valandų. Taksas be vairuotojo. O čia kaip praeitą kartą buvo, atsimenat, buvo belekiek daug Teslų. Tesla. Ir, aišku, Tesla. Tiltas, merga ir, aišku, Tesla. Žiūrėkit, čia lova, čia lounge'as toksai, čia dar viena lova svečiam, tada turim the toilet, shower, mini baras tuščias blemba, hebra, 2 telikai, kas čia? Spinta, vienas tokiam kambarį. Ir vaizdas pro langą, būtiniausias dalykas pažiūrėt, vaizdas į kitą pastatą. Varysim į Samsungo renginį, o dabar iki Samsungo renginio dar liko 2 dienas, tai kažkokių veiklų tikrai bus. Pažiūrėkite į mano džempą, mano airportinis džempas. Boom. Mano Samsungas S24 turėtų pristatyti S25. Tai laukiam evento. Kas į priekį? Hello. Jūrų liūtai amerikonai čia. Šitos prieplaukos verkas šitas. Žiūrėk, tai kalinėje. Ui! Žinau, aš Vilniui mačiau, tai buvo, aš buvau Tesla salonė. Ai, čia nenustebinsi taip lengvai. Taip norėjau pamatyti Cybertrucką ir štai jis. Viskas. Varnelę uždėjom. Man atrodo, kad tą mašiną biškai kilsteltum ir taip jinai. Dar vienas. Įjunkit kas nors Gulščiuką pamatuot, koks čia yra. Čia kem 5 laipsnių kalnas. Gulščiuk. Angliškai. Ką čia reiškia? Nežinau. Čia reiškia, kad žiauriai statu. 11 kažkas. Vietiniai važiuoja, ką jie čia daro, nesąmonė. O čia gal lengviau backflipą išmokti, tipo, jeigu taip iškart. Aš tave gaunu. Iškart šokį. Eik tu kaip statu. Wow. Lipam į bokštą. Liftas neveikia, sakė lip pėsčiom. Opapa. Nu, nebuvo lengvas užlipimas. Nu, fainai. Grįžtam? Mano gimtadienis pasirodo, atėjom šventiškų pietų į Chipotle. Atrodo, toks burrito. Kask. Mano labai skanus. Rytas San Franciske, šiandien varom į Samsungo didįjį telefono pristatymą, renginį Unpacked. Tai greitai susipakuoju kupšį. Reikia susipakuoti daug dalykų, nes darysiu reelsus, darysiu videkus. Aš realiai esu jau tech youtuberis, hebra, MKBHD. This is me. Nu,
Nu, lipam. Sikvietėm Uber XL, jisai net netelpa. Čia kaip Porsche sėdėt. Bet užtat yra žaidimai, ką žinau. Difficulty very easy. Ką žinau. Geriau Uberis su žaidimais ar kur telpi? Su žaidimais. Teisingas atsakymas. Atvarėm į šitą visą reikalą. Galaxy Unpacked, mūsų komanda, Egluškis, Robert. Robertas eina ieškoti šešlydės. Gerai. Ir padarys apie ją review. Carol and this Estonian guy. The Kristup. How are you, Chris? I'm doing great. Excited? I'm still in shock that I'm actually here. What do you think they're gonna announce here? I think a new car. The hopes are high? The hopes are really high. Hebra, influencer. Pirkit mano kremukus. Gėrimai visiems nemokami. Kur MKBHD? Mūsų tikslas su Karoliu sutikti MKBHD. Minimum. Labas minimum. Maksimum selas būtų. Irūna. Irūna tau. Tai jeigu MKBHD pamatysiu, tai jau bus užskaitytas renginys 100%. Pažiūrėkit, kokia vieta vyksta. Tu einam į priekį, hebra. Suradom vietas. Čia bus crazy. Pažiūrėk. Čia pristatinės telefoną. Nauja. Insane. Prasideda eventas. Time to go, TM. Everything's set. Activating unpacked stage protocols. Good luck. Oh my god. Aš negalvau, kad čia visur ekranas. Sveikas. Introducing Galaxy S25 Edge. Naujas telefonas. Oh shit. Mes jį pamatėm. MKBHD yra čia va. 10 metrų nuo manęs. Jis tiesiog vienas atvarė. Va, jis čia eina. Can I take a picture with him? Bet aš žinau jo jausmą. Ok, nusifotkinam. Dabar žinau, kaip tie vaikai jaučiasi. Sorry, Marcus. Bet kai mes MKBHD sklikom, negalėjau patikėti, dar vis negaliu. Maža mergaitė, skydau. Man dabar toks vaizdas biškai per blurą atrodo, kai atsimenu. Visai kaip nuotraukai. Štai ir jis. Naujas mano telefonas būsimas. Naujas Samsung Galaxy S25 Ultra. Mano future phone. Šitaip atrodė mano praeitas telefonas. Man dizainas realiai šitas daug labiau patinka. Daug lengviau laikosi rankoje, nes nebeturi šitų aštrių kampų. Turi tokius užlenktus. Kažkaip maloniau. Netgi be dėklo galėčiau, man atrodo, nešiot. Ir biški toksai lengvės. Tai labai faina. Pirmi impressionai tokie. Ir taip patogiau laikyti. Labai cool. Žiūrėkit, bus naujas Crocsų dėklas. Ir galėsi džibicus čia įsidėti. 2-wheel drive arba 4-wheel drive. O čia yra exclusive spalvos. Tai man šiaip iš visų mėgstamiausia spalva yra šita. Bet jos nėra ant Galaxy Ultros. Bet labai kietai atrodo. Jeigu galėčiau pasirinkti iš visų spalvų, imčiau šitą. Jie pristatė Android XR akinius ir vapšė nieko nepasakė apie jos. Tiesiog jie čia yra. Bičias su meškere filmuoja ir pro visą kraudą praeina visą laiką. Dabar kaip supratom, tas Galaxy S25 Edge žiauriai plonas telefonas. Sako, good performance ir labai lengvas ir labai plonas. Taip sako, jeigu numeti, tai jisai va tai va nusileidžia. 3 spalvos, čia visos ganėtinai panašios. Čia tas melsvas, čia sidabrinis, čia baltas. Tai šiaip renkos tarp šitų dviejų šį kartą. Kurį imti, hebra? Opa! Su to MKHD pasisveikinai fizinę, bet... Jau mes tokie. Jau tipo mes nelygis. Tvarėme Korean barbecue su Samsunginiais. Samsunginiai padarykit triukšmą.
Jis jau gauna. Mėlynas. Štai kaip veikia reviewerio gyvenimas. Džiaugies? Kaip spalvelė? Mėlyna. Fainai. Labai. Koks spalva? Silver blue. Open. Ta pati. Ai, Ta visi pati? vienodi? Ai, not. Wow. Somewhere in the middle of the street. Like a dealer. Dar vienas Cybertruckas čia ir dar vienas viduj. Kur mes. Čia vien tik Cybertruckai. Can we test drive it? Bet jis atrodo nedabaigtas. Kas čia per tarpas toks? Kietai. Jis jau gavo savo naują telefoną. Aš dar ne, nes jis ateis. Jis tipo media person, tai jie gauna anksčiau. It's not about famous. Nu, kas naujo, rodyk kamerą. Eik tu. Crystal clear. Ir čia naktis. Insane. Realiai pasą galėjo prizuminti. I like that. O žinai, kas dar labai patobulėjo? Nu. Mes. Kaip gerai veikia. Tipo, ką tik patestinom mikrofoną tą AI ir parodysiu dabar original video ir parodysiu tada, kaip išėma garsus. Tai va tokį nufilmavom videką. Reikia šiandien. Nutylinom. Nu, not bad. Not bad. Atvarėm į Samsungą afterį. Ai gal nevarom tokią eilę? Wow! Nu čia pasikurs. Turėtų duoti telefonus mums, padaryti kontento. Atvarėm čia į hotelį. Bus kažkoks briefingas, kažką papasakos. Čia duos kažkokių dalykų. Ir čia Chris filmuoja savo videką 24/7 filming. I'm not doing it for 24/7. Jei, turim dovanėlių. Thank you. O žiūrėk, gavom ausinės dovanų. Crazy. Influenceriukai iš visų šalių čia atvarė. Negražus, žinokit. Sorry. So... Testinis tarifas. Pakurt kontentui. Nice. Confidential. No photo allowed. Not for sale. Do not leak info. Yes. Gavau dabar testinį telefoną, su kuriuo galiu padaryti visokio kontento. Labai pristatė daug visokių AI funkcijų. Šiaip realiai dabar su telefonu gali tiesiog kalbėtis. Can you find the nearest shop where I could buy candies and gifts for my friends in Lithuania? Here are some candy stores near you where you can get gifts for your friends in Lithuania. Išmeta visus. Suranda artimiausias parduotuvės, parodo, kur yra mapse, išsirenki tą parduotuvę, paspaudė, get directions ir eini. Tai čia yra vos ne mažiausias dalykas. Ką gali padaryti šitas dirbtinis intelektas ir kietai, kad jisai susiję iškart su telefonu ir gali daryti dalykus telefone. Ir dar šiaip yra ir lietuvių kalba, su kuria gali bendrauti su dirbtiniu intelektu, tai šitą pabandysiu, kai jau grįšiu namo ir turėsiu savo lietuvišką, o ne amerikietišką telefoną. Ir dabar telefonė rodo, kur eit. Ir dar į akinius kalba man ir sako, kur eit. Nu tai čia iš vis insanely future. Aš tiesiog einu ir akiniai man sako, pasuk dabar į dešinę, pasuk dabar į kairę. Crazy! Ką galėčiau nupirkti lauktuvių draugam į Lietuvą? Nežinau. Sorry, buddy. We need to take pictures. Pasakėm, kad skubam, tai pradėjau čia išdarinėti. Važiuojam dabar į salą tokią. Atvarėm labai graži vieta. Treasure Island vadinasi. Turėjom spėti ant saulėlydžio, bet jau kaip ir saulė taip ir pasislėpė už tų namukų. Ne, kaip tik pats gražumas dabar. Pats gražumas. Pasitiko mus gidas. Secret service car. Absolutely. Su tokiu džipu varysim. Nu ką, aš gaunu galinę sėdinę dabar. Oi, kaip mandrai. Pažiūrėk. Atvarėm čia į tokį national parką. Šitam national parke auga aukščiausi pasaulio medžiai. Ir jie, va čia vienas, man atrodo, insane. Gali užaugti iki 116 metrų aukščio. Čia turėtų dar daugiau jų būti.
kaip žiūri tos medžius, tai atrodo, kad kažkam avataro pasaulyse. Hebra. Esu aukščiausiam pasaulyje medyje. Atvažiuoja šitas cable kartas, tada jį apsuka ir viskas mechaniškai. Pristumė ir galim sėst. Bilietas $8, bet worth it, nes blizgantis. Nu ką, pajudėjom. Visi fotkina hebra. Hello guys. Ką tik užliko žmonės ir dabar tiesiog čia va tai va. Laikosi ir važiuojam. Raminkį su to varpu, kai filmuoju. Čia pagalvojau, kad būtų labai puikiai proga pratestuoti video garso sutvarkymo AI. Paspaudžiu ant AI mygtuko, praanalizuoja garsą ir išskiria į balsai, vėjas ir triukšmas. Ir tada tiesiog gali pagarsinti arba patylinti tą, kurį nori. Triukšmas, visiškai numažinu triukšmą, biškai paliekam, kad natūraliau atrodytų. Ir balsą pagarsinam. Ir sužinosim, ar tikrai gerai, ar jis veikia taip pat, kai buvo pristatytas renginį. Nes jeigu labai gerai veikia, tai čia mano mėgstamiausias bus featuresas. Nes man labai dažnai reikia Išėmam balsą, paliekam tik triukšmą. Ir vėją. Atvirkštinis variantas. Insane! Gerai, išėmam vėją, išėmam triukšmą, paliekam tik balsą. Ir sužinosim, ar tikrai gerai, ar jis veikia taip pat, kai buvo pristatytas renginį. Labai gerai veikia, hebra. Nu ką, atvarėm. Viskas, tas pastabdė, pavairavo, mes jau vietai. Žiauriai smagu buvo. Ok, šiaip netai pavyko man užsisakyti tą taksi, kuri neturi vairuotojo. Tai bandysim. Excited. Pravažiau. Nu, sveikas. Hello, ride. Hello, from Waymo. Opa. O tai diržo nesulis užsisekt. Visi filmuoja iš išorės. Žiūrėk. Bum. Crazy. Kada Vilniui toks atsiras? Sakėt, šitas yra Google. Žiūrėk, pasuks dabar ten. Eik, tai insane. Ir dar visai taip normaliai važiuoja. Kaip žmogus. Eina žmonės per raudoną, per lietiną. Gali muziką pats pasirinko, ką nori, kad grotų. Disney hits. Of course. Šiaip žiauriai daug dėmesio iš aplinkinių prisitraukia, šalia važiuoja, filmuoja, šalia eina, filmuoja tas mašinas, nors jau atrodo žiauriai daug jau čia yra ir jau kokius 2-3 metus, bet vis tiek visiems įdomu. Mums tenai reikės sukti į dešinę, jisai persireikėjo per anksti, nes šią mašiną priparkuota, dabar bando grįžti atgal. Grįžo atgal. Na, bet taip apvažiavo tai tvarkingai. Bet ten vėl mašina, tai ką tu darai, draugas? Ai, ne čia durėm? Gerai, kaip pasakysi. Tu geriau miestą išmanai. Gerai, ačiū. Viso gero. Brim, visokių sensoriukų pilna. Viso gero. Crazy! Pažiūrėkit, kur atvarėm mano mėgstamiausia miestų dalis. Insane. Wow. Farewell dinner and awards. Kiekvienas turėjom padaryti reelsą šitą dalyką. 500 creator. Ir dabar bus awardai, kas laimės. Tai va taip atrodo mano reelsas. Nu, taip žiauriai skubėjau padaryti, biškį neužteko laiko. Tai nežinau. Ir kol dariau, tai belikiek buvo daug mieste kitų, kurie darė tos reelsus. Pažiūrėsim, kas laimės awardą. O, papa. Where's food? O, Stanley Cupą giveaway'ną. Dabar kalba David Moon, nes jau vakaras. O iš ryto jisai David Sun. Kvieskit mane scenos stand-upui. Hebra, 6 laimėtojai ant kameros. Oh my god. Kai norėčiau. Camera content winner, none other than Dav Nesto from Switzerland. Will Dasovich from the Philippines. Ok, liko paskutinė nominacija, bet šiaip buvo vienas labai geras, kuris man labiau patiko negu mano, kiti tokie. Camera content category award winner is, she's from Japan. Ok, šitas insane, bro. Bro. Bro, this one's good. Nu ką, hebra, nieko nelaimėjau, visas eventas šitos savaitės
šventės baigėsi. Dabar reikia viskas susipekint ir varyt namo. Biški set, kad baigėsi šitas tripas, bet kinda jau noriu namo irgi. Kaip dabar supekint viską. Supakavau, hebra. Viso gero kambariukas, buvo labai fainai. Norėčiau tai čia sėdėti, bet sėdėsiu tai va čia. Per visus 3, man atrodo. Kas mums pasitinka? Opa. No way. Sugimimo. Hebra, ačiū. Kur afteris? Nu, parkingas užmokėtas, galim stumti. O čia į Ameriką bilietai. O čia. No way, Hebra. Opa. Kodėl Rička didesnis už mano? Varliukas šitas vadinasi, stilius fotkinimo.